Žmogaus tapatybės filosofinė raida – nuo vieningos asmenybės iki postmatricinio žmogaus. Filosofinė žmogaus sampratos problema. Vienas seniausių filosofijos klausimų yra klausimas apie žmogų. Nors skirtingose epochose buvo siūlomi įvairūs atsakymai, beveik visa vakarų filosofijos tradicija rėmėsi prielaida, kad žmogaus tapatybė yra tam tikrų būdų vientisa. Kito žodžiais tariant, buvo manoma, kad nepaisant gyvenimo pokyčių, socialinių vaidmenų ar vidinių prieštaravimų, egzistuoja vienas subjektas, kuris išlieka savimi. Ši prielaida suformavo ne tik metafiziką, bet ir etiką, politikos filosofiją, teisės teoriją, pedagogiką bei psichologiją. Atsakomybės, laisvos valios ir moralinio pasirinkimo sąvokos remiasi mintimi, kad egzistuoja tas pats asmuo, kuris priima sprendimus ir prisiima jų pasekmes. Tačiau 21 amžiaus kultūrinė ir technologinė situacija leidžia kelti klausimą, ar klasikinė žmogaus samprata tebėra pakankama. Globalizacija, skaitmeninė komunikacija, dirbtinis intelektas, socialiniai tinklai ir nuolatinė informacijos kaita sukūrė aplinką, kurioje žmogus kasdien pereina iš vieno socialinio vaidmens į kitą. Vieną akimirką jis yra mokslininkas, kitą tėvas, trečią virtualios bendruomenės narys, ketvirtą kūrėjas ar politinis veikėjas. Šie vaidmenys nėra vien paviršinės kaukės, jie reikalauja skirtingų mąstymo būdų, emocinių reakcijų ir vertybinių orientacijų. Todėl kyla filosofinis klausimas, ar žmogus kiekvieną kartą išlieka tuo pačiu subjektu, ar skirtingose situacijose aktyvuojamos skirtingos asmenybės struktūros. Postmatricinė filosofija siūlo nagrinėti šį klausimą, remiantis prielaidą, kad žmogaus sąmonė gali būti suprantama kaip daugiapakopė sistema, kurioje egzistuoja ne viena, bet kelios tarpusavyje sąveikaujančios asmenybės arba mąstymo praktikos. Ši prielaida nėra grindžiama klinikinė psichopatologija, ji yra filosofinė hipotezė apie žmogaus sąmonės organizaciją.